Pasaulis keičiasi, keičiasi žmonės, keičiasi jų mados. Dabar jaunimas linksminasi va taip. Šiuolaikiniai vaikai ir paaugliai persirengia gyvūnais ir laksto keturiom per pievas, miškus, šokinėja per suoliukus. Jie save vadina квадроберais. Это связано и с искусством, и с тем же самым каким-то, спортом. Labai daug tokios saviraiškos krizės yra Rusijoje. Nižnij Novgorode net buvo atidaryta keturkojų žmonių bėgimo treniruočių salė. Joje vyksta šuolių į tolį bei aukštį varžybos. Сначала складываем пальцы, потом кладем большой палец сюда и прижимаем. Вот так. Да, вот так вот. Kvadroberiai atsirado ne Rusijoje, o vakaruose. Tačiau mada nelabai prilipo. Apie ją jums, gerbiami žiūrovai, papasakos Matas Viliūnas, kuris yra furis. Dar šiek tiek kitoks žmogus brūkšnelis gyvūnėlis. Pats terminas tai reiškia tiesiog asmuo, kuris, moka ar treniruojasi ar mėgsta vaikščioti kaip gyvūnas. Tai paprastai būna keturiomis. Tai šie asmenys dažniausiai turi bent jau kažkokius gyvūnų motyvus, tai reiškia kaukę, uodegą, kažką tokio. Ir jie daro, iš tikrųjų gana įdomius video, kaip jie tenai laksto, šokinėja per visokias kliūtis, kaip kokie katinai. Beje, dalis persirengėlių ne tik šokinėja ir vaikšto keturiomis, jie tiki, kad yra tikri gyvūnėliai ir net prašo draugų, kad juos pavedžiotų. Tokie žmonės vadinami terriers. Furių pasaulyje yra, bijau pasakyti milijonai, bet kad 100 000 tai tikrai. Tik tai iš skaičių, kurie susirenka į konvencijas. Ir tarp jų tikrai yra, individų, kurie galbūt turi tokį stiprų dvasinį ryšį su savo personažu, kad galbūt jie ir įsivaizduoja, kad galbūt norėtų būti gyvūnais ar gyvena tarsi gyvūnas žmogaus kailyje. Lietuvoje vedžiojamų už pavadėlio žmonių dar nebuvo pastebėta, o pats Matas priklauso lengviausiai persirengėlių kategorijai furiams. Pats žodis tai yra kilęs iš angliško termino furry, tai lietuviškai išsiverstų kailiniuotis arba galbūt gražiai galima būtų pasakyti pukotukas. Tai jis reiškia tiesiog, furis tai yra žmogus ir asmenys, kuriems tiesiog patinka pati idėja apie antropomorfinius gyvūnus, tai reiškia gyvūnus, kurie mąsto, elgiasi kaip žmonės, galbūt gyvena tarp žmonių mūsų pasaulyje arba galbūt savo pasaulyje apskritai be žmonių. Matas kailinio kostiumo kol kas neturi, bet jam taupo. Vakaruose, jeigu gerą kokybišką kostiumą, galima tikėtis gauti maždaug už 6-8 tūkstančius eurų, pradinė suma. Gali eiti kai kurie kostiumai, ypatingai garsių dizainerių, tai jie ten ir 10 000 ir aukcionuose yra labai labai didelė paklausa jiem. Klaipėdoje gyvenanti 19-metė Lėja yra viena iš nedaugelio lietuvių gaminanti ir pardavinėjanti furių kostiumus. Mergina prieš 6 metus internete pamatė šį reiškinį ir užsikabino. Užsidirbau pinigų ir padariau galvą. Čionais prieš 5 metus, nes jau 5 metus jau gamino. Padariau ir pardaviau. Pilnas kostiumas gali viršyti nuo 800 iki 10 000, net mačiau už 20 000, kas pardavė. Bet galva dažniausiai eina irgi už kažkokius 500, net mačiau nesniausiai kažkur už 4 000, tik tais galva pardavė. Kostiumo pagrindas yra porolonas, ant kurio karštais klijais klijuojami įvairių spalvų kailiukai. Vieną kostiumą pagaminti užtrunka kartais iki mėnesio, o kartais net iki pusmečio. Pati savo kostiumą pasigamino ir dizaino studentė Luka. Tai aš buvau tas vaikas, kuris labai mėgsta animacinius filmukus ir nuo vaikystės piešdavau. Tai, pavyzdžiui, žiūrėdavau tokius filmukus kaip Palauk, Madagaskaras, Mikė Pupkotukas ir galvoju, man irgi reikia susikurti tokį personažą. Ir Luka kostiumą pasigamino. Aš net siuvimo mašinas nenaudoju, viskas absoliučiai rankų darbo. Laiko tikrai labai daug užtrunka, bet, pavyzdžiui, šis kostiumas buvo kaip ir eksperimentinis kostiumas. Tai iš tiesų čia dirbtinis kailis nėra skirtas kostiumų gamybai. Aš stengiausi padaryti tokį kostiumą, kad išleisti kuo mažiau ir išbandyti savo jėgas. Tai pavyzdžiui, jeigu perkant aukštos kokybės kailį, 1 metras kainuoja 22 eurus ir gali kainuoti dar daugiau, o kilimėliai kainuoja tik tais 9. Tai man už šį kostiumą aš išleidau apie, sakykime, 150 eurų, jeigu neįskaičiuojant nuo tokių priemonių kaip karštų klijų šautuvas, tokių priemonių, kurias gali rasti namuose.
Atrodo, su tokia pūkuota galva turėtų būti beprotiškai karšta. Su mano kostiumu tikrai labai karšta, bet yra įvairių kostiumų rūšių. Tai pavyzdžiui, kai kurie kostiumai brangesni turi viduj ventiliatorius elektrinius, kurie pučia ir vėsina. Arba dar galima turėti rankoje nešiojamas ventiliatorius, kuris įdedi va čia į burną ir irgi tave vėsina. 25 rokas įspūdingą geltoną drakono kostiumą pirko. Realiai jam pilna kaina yra virš 4000 eurų. Ir ką fūriai veikia užsidėję tuos kostiumus? Na, pagrindinė veikla tai yra konvencijos, kurios yra tiesiog rengiamos pasaulyje, Amerikoje, Europoje, Azijoje, per metus jų būna daug. Ir tiesiog susirenka tenai žmonės, fūriai tiek su kostiumais, tiek be kostiumų, bet su kostiumu, aišku, yra pagrindinė veikla tenai susitikti ir tiesiog žaisti, turėti for fun. Fūriai tiesiog taip linksminasi. Niekam blogo nieko nedaro, tačiau internete sulaukia daugybės patyčių. Kai yra žmonės, kurie tiesiog skirtingi nuo kitų ir kai gatves išeini su tokiu kostiumu, kuris, na, gal nėra pašaliniam ten kažkoks super, jis atrodo keistai. Ir, na, ypatingai jaunesni žmonės tokie, jie tiesiog kabinėjasi ir taip yra. Deja. Įdomiais laikais mes gyvename. Anksčiau užtekdavo tik tai užgavėnių, bet geriau jau vaikai tegul žaidžia fūriais, negu rūko visokius mirdalus už kampo.